Nu ką, šiandien su limfotaka padirbsim, aš pasijaučiau tokia patinusi. Tai padarysim porą pratimėlių. Pirmas galim atsistojus daryti, suvedam mentis, galva atgal, palaikom porą sekundžių ir atgal. Ir vėl suvedam, palaikom ir suvedam, įkvepiam, iškvepiam. Ir 3, 2, 1, let's go kartu ir 1 suvedam, atgal, iškvepiam, suvedam, palaikom, iškvepiam. Toks geras pratimas, aš negaliu tiesiog, bet viskas traška, aš nežinau kodėl. Kai aš buvau pas osteopatą, sakė, kad čia tipo dujos kažkaip, dujos sąnariuose ar kur ten, aš net nežinau. Ir dėl to tas toks kaip traškėjimas, tipo. Tai va, kiekvienas pratimėlis bus 50 sekundžių ir 10 sekundžių mums ant pakeitimo. Aš parodysiu, kaip sekantį pratimą daryti. Tai va, dar 10 sekundžių liko, o paskui sekantį pratimą eisim ant 4, darysim nugarai, išriesim ir suapvalinsim. 3, 2, 1, let's go, ant 4. Ant 4 ir tiesiog nugarą, ne, toksai tradicinis pratimas, nugarą. Išrečiam, palaikom irgi porą sekundžių ir pradedam. Suapvalinam nugarą, galva žiūri į apačią, o kai išrečiam, galva kuo toliau į viršų. Ir kai išriesta nugara, mes įkvepiam, o kai suapvalinam, iškvepiam į apačią, ar ne? Šiaip aš taip patinus būnu ir šį kartą labiau tikriausiai dėl mėnesinių, prieš mėnesinas, o šiaip būna dar jeigu neišsimiegu, pavalgau prieš einant miegoti, kas šiaip labai retai būna, bet aš tai, kai pajauti skirtumą, tai nebesinori iš tikrųjų valgyti prieš miegą. Ir jeigu neišsimiegojau, tai 3 tokie pagrindiniai dalykai būtų. Dar porą sekundžių ir liksim toj pozicijoje, tik tai pabandysim padaryti tokį trikampį. Tai vat pradedam dabar toks trikampis, ar ne? Ir klubai į apačią, galva atgal. Ir vėlgi klubai į viršų, padarom trikampį, klubai į apačią ir pradedam, let's go. Ir trikampis, palaikom, klubai į apačią, galva atgal. Čia jeigu nepatogu, jeigu jauti, kad kažkaip nestabilu, tai tu tas pėdas gali truputėlį atgal ar ne paslinkti. Tiesiog surask tą poziciją, kad būtų stabilu. Dar 30 sekundžių mums liko šito pratimo. Na ir šiaip nebedaug, iš tikrųjų porą minučių ir viskas. Ir bus pasibaigusi visa treniruotė. Taip kad jeigu nori dar pratęsti, gali dar kokį nors susirasti pas mane playlistę. Tarkim, viso kūno tempimo pratimai, ne? Tai va, dar 5 sekundės ir sekantis pratimas bus, mes tempsim šonus. Tai sėsim ant kelių, 3, 2, 1. Ant kelių atsisėdam, viena koja ištiesta į šoną, kita ranka atsiremiam ir tempiam, pradedam. Tai čia viena ranka eina kaip virš ausies, ne? Tiesiog tu jauti, kad tempia šoną. Turi tempti šoninius tos raumenis. Ir mes vidury šito pratimo pakeisim, padarysim į kitą pusę. Aš netgi pasiubuoju taip truputėlį, kad kartais pajaust geriau tempimą. Na ir keičiam į kitą pusę. Tas pats, ar ne, viena koja į šoną, tai kita koja dabar į šoną. Atsiremiam su ranka. Kita ranka virš ausies, galim taip pasiubuoti truputėlį. Kartais geriau prasitempia viską, kartais pajauti geriau tą tempimą. Dar 10 sekundžių iš tikrųjų ir bus mūsų paskutinis pratimas. Atsisėsim ant ištiestų kojų, judinsim, taip sakant, klubus. Atsisėdam, kojos ištiestos ir pavaikštom ant sėdmenų. Toks gaunasi klubų išjudinimas truputėlį, pirmyn atgal. Gali, tarkim, 4, jeigu mažai vietos, 4 žingsnius į priekį, 4 atgal, ar tai 6 pirmyn, 6 atgal. Judink klubus, judinam, padarom dar porą kartų pirmyn atgal ir tada tiesiog pratempsim ištiestas kojas,
Padaryk dar vieną kartelį, pirmin, 1, 2, 3, 4 ir atsisėdam dabar. Ir tiesiog dedam pilvą, galvą, krūtinės ląstą ant ištiestų kojų. Jausk, kaip galas visas, ne? Visi galai kojų, galas kojų, ar ne, gale visos kojos yra tempiamas. Dabar atsigulam ant nugaros, rankos kojos į viršų ir drebinam, toks limfotakos aktyvavimas. Ir viskas pasibaigė, galim ištempti, dar taip gerai pasitempiam, pasiražom, pažiovaujam ir viskas. Tada nepamiršk kokio komentaro parašyti, jeigu patiko, laiką aišku uždėk. Ir viskas, aš ne, jėgų nebėra, bet susitiksim sekančiam. Čiau.